Ar šitam AI amžiui yra lengviausia išlaikyti gerai egzaminus? Ypač anglų kalbos arba tiesiog kalbų egzaminų. Jeigu jūs ten norit pasiruošti kalbėjimui kokiam, jūs išmokit tą pačią struktūrą ir jos nekeiskit. Jūs ją naudokit visada, nes vertintojas nežinos, ar jūs sakėt tą dalyką jau mokytojai prieš tai, kai atsiskaitimai kokie buvo 10 milijonų kartų. Tiesiog išmokit tą struktūrą žodis į žodį ir ją naudokit. O jeigu jūs šiaip nelabai mokat anglų kalbos, tai aš tiesiog rekomenduočiau, kadangi pati esu mokinusis italų kalbą from scratch, tarp kitko, jeigu įdomu, galėčiau padaryti video, žodžiu, mokykloje iš tikrųjų čia buvo. Ir mano italų mokytas man sakė, kad reikėtų mokytis pagal animacinius filmukus. Tiesiog juos žiūrėkit, kadangi jie yra labai ekspresyvūs, tai irgi patys pabandykit susirasti tiesiog kažkokių ekspresyvių animacinių filmukų, kurie būtų su subtitrais arba netgi be subtitrų, bet pagal kuriuos kaip ir būtų aiškiai suprantama, apie ką eina kalba, ir taip galėsit išmokti naujų žodžių ir nebus taip nuobodu mokytis, nes vis tiek yra taip interaktyvus, sakyčiau. Tai žodžiu, čia hekas. O jeigu jūsų lygis jau aukštas ir arba šiaip tiesiog norit mokytis ten, sakykime, kokiam kontroliniam ar testam iš definicijų, sinonimų, dar kažko, tai rekomenduoju Astra AI programėlę, nes tikrai žiauriai gerai išmokins. Tai va, tokie mano hekai. Sėkmės, parašykit komentaruose, jeigu norit dar, būtinai išsisaugokit šitą video, nusiųskit draugui, kuriam gal reikia tokių patarimų. Ir jo, padarysiu daugiau video ir jeigu turit klausimų, let me know, nes mano DMs jau prisipildė, kaip geriau mokytis, tai tiesiog parašykit komentaruose, kad aš galėčiau tada iš karto ir video padaryti atsakymą.